ir truputį išprotėjęs žmogus. Labai svarbu yra būti nuolat ieškojime. Ta prasme, jam turėtų būti įdomu daug kas. Tai yra ir režisierius, ir dailininkas, ir aktorius, ir technikas. Mane išlaisvina ir kaip žmogų, išlaisvina ir mano kūrybiškumą. Visi tie dalykai daro tave sėkmingu. Tai Lėlių teatras yra visiškai ne tai, kas yra Lėlių teatras iš pirmą kartą išgirdus. Labai daug sluoksnių tiesioginio žodžio prasme, tai reiškia ir medžiagiškumo daug, ir labai daug priėjimo, labai daug yra formos. Lėlių teatras susideda iš smulkmenų ir tai yra labai svarbu, mano nuomonė, tiek kuriant vaidmenį, tiek kuriant objektus, tiek režisuojant. Smulkmenos jos sukuria tą pasaulį, kurį mes scenoje kūrėme. Lėlininkas tai yra lėlės gyvybės įkvėpėjas, kūrėjas. Ir jame telpa labai daug. Lėlių ir objektų teatras yra labai plati profesija. Jinai apima įvairiausias skirtingas lėlių rūšis, režisūrą, aktorinį meną, kuris yra lėlės atgaivinimo menas. Apskritai giminiuojasi su labai daug kitų menų sričių. Į studijų programą mes įtraukiam ir dailę, skulptūrą, šokis, judesys, scenos kalba, ritmika, dainavimas. Norisi visiems sakyti, kad lėlė tai yra ne tik žaislas, kad tai gali būti instrumentas ir kad tai yra labai specifinis dalykas dėl to, kad turi skulptūrą sukurti, kuri atrodytų gerai ir kuri būtų sukurta judėjimui. Ir paskui, kai tu įdedi tiek meilės į tą daiktą ir kai visa grupė įdeda tiek meilės į tą materiją, tai man atrodo, tai iššaukia kažkokias gražias savybės žmogui. Man turbūt pagrindinis klausimas, kaip suteikti lėlei gyvybę. Tu žinai, kaip jinai turi atsikelti, kaip jinai kvėpuoja, kaip jinai vaikšto, bet kad tu iš tikrųjų pajaustum tą jausmą, kad jinai gyva yra, kad jinai tave tarsi veda. Tu turi labai daug galimybių ir save išmatyti, ir dirbti su kitom materijom. Tai nebūtinai lėlė, tai ir plastiko plėvelė, ir medžiagos ten gabalėlis ar plytos gabalėlis. Man Lėlių teatras tai yra mano kalba, kurią kalbu, kurią galiu galbūt kažką pasakyti, įkvėpti kitus. O Lėlių teatro režisierius tai man toksai tarpininkas, kuris pagauna idėją, tada suburia komandą, bendradarbiauja. Kadangi ši specializacija bus vykdoma Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete, tai tos sąlygos yra tiek matomos ir nematomos. Nematomos sąlygos, kad mes esam dideliame mieste, bet ne tokiame dideliame, kur negalima susikaupti ir vykdyti savo kūrybinius projektus. Klaipėda lėlininkų yra, man atrodo, toks mažytis rojus, nes čia yra ir jūra, ir to pačiu ir uosto šurmulio, ir to kultūrinio vyksmo, jeigu kas nori, tikrai suranda, ir mes turime ir labai gražią gamtą, viskas šalia, kažkaip viskas susiniveliavę. LMTA siūlo ne tik labai individualizuotą ir gilų praktinį mokymą, bet kartu ir teorinės paskaitas, kurios gilina būsimų ir esamų studentų žinias. Ir mes taip pat dirbame su dėstytojais iš visos Lietuvos. Turime erdves skirtas vien tik tai šiai specializacijai, tiek repeticijoms, tiek lėlių gamybai. Šios lėlininkų programos tikslas – išugdyti ir paruošti pirmiausiai atsakingus lėlių teatro režisierius, lėlininkus, aktorius, lėlių kūrėjus, išmanančius savo profesiją ir aišku, suvokiančius ir suprantančius apskritai meno vertę.